Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija tai prestižinė aukštoji mokykla, kuris teikia ne tik karinį, bet ir universitetinį išsilavinimą. Akademijoje didžiausios pastangos telkiamos kariūnų lyderystės savybių ugdymui ir sugebėjimui dirbti komandoje. Kariūnai per 4 studijų metus įgyja civilinį universitetinį išsilavinimą ir būrio vado kvalifikaciją. Tampa leitenantais. Bendradarbiaudami su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ruošiame taip pat aviatorius, aviacijos karininkus. Mūsų karo akademijos akademiniai ryšiai yra labai svarbi dalis. Glaudžiausiai bendradarbiavame su Gedimino technikos universitetu. Tiek dėl aviatorių, tiek dėl vadybos katedros, taip pat su Kauno technologijos universitetu. Na ir Gynybos technologijų institutas kaip tik pas mus yra įdiegęs savo naujausias technologijas mūsų lazerinėje šaudykloje. Taigi jų produkcija, mūsų klausytojai, puikus bendradarbiavimas. Antra dalis. Akademijoje turime štabo karininkų kursus. Mokosi be Lietuvos karininkų, mokosi studijuoja Ukrainos, Moldovos, Vakarų Balkanų šalių, Pietų Kaukazo respublikų, Centrinės Azijos respublikų karininkai. Visi kursai vyksta anglų kalba. Akademijoje taip pat mokome Lietuvos ir užsienio karininkus anglų kalbos. Jeigu kalbėti, kas yra svarbiau, ar akademinis rengimas, ar svarbiau karinis rengimas, tai atsakymas vienas. Vienas be kito negali būti. Jeigu karinio rengimo daugiau reikės tai pradžiai būsimo karininko gyvenime, tai tolesnėje jo karjerai daugiau reikės tų akademinių studijų, nes žmogus turi išmokti mąstyti, rašyti, kalbėti, kurti. Jeigu jis tos dalykus turės, tada ir mūsų sistemos karininkai bus kūrybingi, efektyvūs, galės sudaryti mūsų valstybės elito dalį. Šalia studijų taip pat yra žinoma ir moksliniai darbai. Turime Karo mokslo institutą. Taip pat yra dirbama prie karo technologijų, turim naują centrą. Dabar tiesiog tokie užsakymai šiuo metu ateina. Kaip spręsti vieną ar kitą konkrečią problemą, pavyzdžiui, Afganistano sąlygoms. Taip, sakykime, dabar yra tokia problema, kad rūdyje, sakykime, mūsų ten šarvuočių varikliai dėl kažkokių priežasčių. Ir mūsų mokslininkai dabar atlieka tyrimus, kaip pakeisti kuro sandarą, kad jie nerūdytų. Kariūno vaizdas visuomenėje gerėja, aš to giliai įsitikinęs. Pirmiausia, tai lemia labai gera kokybinė stojančiųjų atranka. Mes esame įdiegę Jungtinės karalystės, Didžiosios Britanijos atrankos centrą, kur jau atrankos metu nustatome jo lyderystės savybės. Kiekvienas Lietuvos pilietis, jaunuolis, nusprendęs tapti Lietuvos karininku, jau 12 klasės rugsėjo, spalio mėnesį jis jau gali kreiptis į karo akademiją. Jie yra laukiami. Karo akademiją baigia stipraus charakterio, lyderiai, būrio vadai, galintys vadovauti kariniam vienetui, taikos, karo, krizių, netikėtose situacijose priimti sprendimus. Taip pat jie yra išugdomi pilietinėmis, patriotinėmis savybėmis. Jie myli Lietuvą ir jai tarnauja. Visus susidomėjusius ir norinčius pažinti kariūno gyvenimą iš arčiau ar išbandyti karinę techniką kviečiu jau šį šeštadienį į Akademijos atvirų durų dienas.